Šiandien neriame tiesiai į Kaosą, į Nizvos tradicinį turgų, kuriame prekiaujame ožkomis ir karvėmis. Ragavome Omano tradicinius užkandžius ir prisivalgėme daug skanių, šviežių datulių. Nizvos turgus mums paliko itin stiprų įspūdį. Jis spalvingas, įvairus, įdomus, bet tuo pačiu ir labai kultūringas bei tvarkingas. Visą dieną skyrėme Nizvos miestelio tyrinėjimui ir aplankėme įspūdingą Nizvos fortą. Po viso šurmulio patraukėme į kalnus. Atvykus ten, kaip matot, lauktuvės, kurias planavome parsivežti namo, buvo iš karto suvalgytos. Laikas tau viską pamatyti pačiam. Labas rytas. Labas rytas. Nauja diena. Naujas patirtys. Net nežinau, kaip pradėti šitą vlogą. Mes esam visiškai jų tradiciniam dalyke, kuris vyksta tik kiekvieną penktadienį Nizvos mieste, tai yra Goat Market. Ir jūs pažiūrėkit, dabar yra 6:20, marketas prasideda 7. Čia jau tiek gyvuliukų. Visur. Mes kempingavom 50 km nuo šitos vietos. Tik važiavom link šitos vietos visi su tais džipais savo arba tušti, arba ožkas vežė. Čia visiškas kosmosas. O iššukuotos, o sutvarkytos. Gražiausiai stovi. Va. Netgi pasifilmavo. Marktas visų pilnumu yra paruošiamas. O tie kokie cute. O jie, kokie čia baby. Giedrė nori sumokėti už šitą pusrytukus jau. Kavukį ir kas čia? O čia nežinau, aš paėmiau paragauti, nes visi valgė, žinai. Einu sumokėti. Bet taip pasitikėjo, aš negalėjau sumokėti, tai mato mano tas 10. No, jis sako, only 700. Tai pakeičiu ir sumokėti. Ir sako, ne, sako, teik. Ir tu pagrįši sumokėsi. Nu varyk. Varom. Jau prie pat manęs pririšo tokią mažą ožkytę. Thank you. Ai, savo. Kai gaila. Jiem čia tiem gyvūnėliams stresas iš tikro yra, tai ypač mažiukam. Va. Čia pats sunkiausias pirkimas ever. Jis toks lėtas. Nesigaudo aplinkoje, ten duoda visi pinigus. Nu, į sveikatą. O dar karšta, aš jau bijojau, kad bus šalta. Cinamono rolsas. Eik tu. Tik tai ne rolsas. Du kavos ir du tokie 700. Pirmas sakė 7, paskui kaip nuėjau 6. Tam kitam vyrukui girdėjau tik tais 300. Nesupratau. Turisto mokestis. Ko tu tikiesi, tai 600, tai čia euras 50. Kažkas tokio. Giedrė jau sužinojo kainą šito ožkiuko. 2,1 jisai kainuoja. 21 reals. Nusiperkam, duodam į fermą ir prašom, kad saugot ir siūsų fotkės ir video irgi. Taip Vaidotas padarė, kai į Maroką keliavo, tai nusižiūrėjom. Nusiperkė, nuvežė pas gerą ūkininką ir sakai, kad augintų ir mums siūstų fotkės. Smirda? Ne, nesmirda. Mano stebėjimo postas. Giedrė po apačią. Aš viršui stovėsiu ir stebėsiu šitą visą beprotnamėlį. Liko 5 minutės iki visiško chaoso. Bet tikrai nežinau, ar čia jau prasidėjo, ar tuoj prasidės, kas čia vyksta. Bet jau šurmulys, garsas, visi nerimsta, vaikšto. Kažkas vyksta, tik nežinom kas. Giedrė visiškai nežino, kas čia bus. Aš visiškai excited, aš bijau. Nežinau, kas čia bus. Kažkas prasideda. Neįsivaizduojam, kaip čia vyksta reikalai. Visiškai esam pasimetę. Visi žmonės jau ratu stovi. Čia koks 1000 žmonių, nemeluosiu. Čia tiesiog taip veda.
aprodo. Čia taip viskas vyks, tipo kaip parada? Nu, pirmą aprodo, po to prasideda statymai, kaip suprantu. Aš nežinau, bet tiek skaičiau, kad pirmą aprodo, kažkas parodo susidomėjimą ir prasideda statymai. Kas čia vyksta? Kas čia per dalykai, jūs pažiūrėkit. Čia visiškas chaosas, nieks nieko nekontroliuoja. Aš negaliu patikėti, kas čia vyksta. Negaliu patikėti. Vau, niekada gyvenime tokio dalyko nesu mačius. Čia geriau nei kiekvienas Netflix serialas. Geriau nei telikas. Wow. Pasėdėjai, visi apčiupinėja, jiem už nugaros paima. Ir po to... Visi apčiupinėja, apžiūrinėja, žinai, ir tada kažką reikia. Jiem po žemuškiaušių paima, pažiūri. Kiek čia dulkių, kas čia vyksta, aš neįsivaizduoju. Visiškas chaosas, prieš 5 minutės buvo visiška ramybė. Man čia atrodo kaip žmonių karuselė. Visi sukasi ratu, bėga. Niekad gyvenime tokio dalyko nemačiau gyvenime. Aš esu visiškai wow. Oi, tokie ragai. Čia manau, kol kas nedaugiau filmuoti nereikia, nes visą laiką toks balaganas. Tuoj pažiūrim, kada apsiramins gal biškį. O, net užšoko. Oi. Ir visų ratu tai. Ką tik Giedrei pasiūlė nusipirkti. Čia viena labiausiai crazy patirčių, nemeluosiu. Kas čia vyksta? Va, vėl atneša. Aptikrinai. Ir derisi kainą. Bet žinai, ko aš nesuprantu, kodėl nepalieka vietoj, žinai, ir žmonės ateis, tada žmonės neina, o gyvūnus, žinai, vežioja. Jiems labai didelis Spaudimą daro, kad nupirktų greičiau. Visi gyventi reikia drastas. Nu čia tikrai nepadaryta, kad jiem geriau būtų, čia tik užsidirbimas. Aš jau prieš tai sakiau, čia didelis stresas gyvūnėlėm, bet taip jau veikia čia viskas. Ką tik dėl šito vyksta kova, dviese susipešė. Vienas tas ir tas vyrukas kur tupės. Va. Eik tu savo.
Koks gyvuliukas. Šitą mažiuką jau pamiršo, man atrodo, jį galima tiesiog pasimti jau nemokamai. Jo, paimk. Nešame. Nežinau, kaip dabar išeiti iš. Žmonės susėdė, sustoja ant stogų. Kad tik visą šitą reginį pamatyti. Ieškom, kaip išeiti, mes čia. Va. Rutuly, nėra praėjimo. Sorry. Oh my god, išlindo. Čia, kaip suprantu, vienų eilė, o kiti dar laukia vėliau. Išėjimas buvo labai sunkus. O čia karvukių skyrius. Stovi, laukia. Ir kokie jauni. Eit sau. Kaip gaila manau. Visus norėtųsi nupirkti ir paleisti į laisvę. Matosi, kad bijo išsigandę. Šitą leliuką glošį. Jie tai ramus guli savo. Jai patinka. Man jų gaila jau. Man irgi gaila. Apžvelgiam abu savo patirtis. Eit Varyk. savo visiškai insane. Niekada gyvenime tokio dalyko nesu mačiusi. Labai daug veiksmo, daug rėksmo, labai daug garsų, labai daug gauts. Ir man gaila gyvūnėlių tikrai. Galėtų biškį sistemą pakeisti animal friendly, bet taip jau vyksta viskas. Buvo labai įdomu pamatyti. Geriau, sakau, nei kiekviena Netflixo serija. Čia per minutę tiesiog 300 laipsnių pasikeitė veiksmas. Tiesiog kaip taip įmanoma, visiška ramybė ir tada bum, iš visų pusių veda ožis, visi siūlo, rodo, graibo. Bet jo, kaip ir Giedrius sakė, man ir jau po to gaila, nes šitiem gyvūnėliam tiek streso, kai visi sueina ratu vienas į kitą daužas. Pamatyt buvo, ta prasme, insane, bet ar aš tam pritariu, ne. Žinot, mes pastebėjom vieną dalyką. Jūs žiūrit mūsų video, bet neprenumeruojat. Tai kodėl neprenumeravai? Buvau užsiėmęs traškiais. O ir rankos riebaluotos. Gali traškinti ir prenumeruoti. Ką tu čia darai dabar? Norėjau prenumeruoti, bet nerandu pultelio. Va? Tai kodėl dar neprenumeravai? Laukiu tobulo momento, tobulo apšvietimo, tobulos nuotaikos. Tai užtrunka tik 1 sekundę. Tau vafliai čips. Vienas paspaudimas. Sveiki atvykę į centrinį Nizvos marketą, kur rasit visko. Čia yra suskirstyta, man rodos, į 5 skyrius. Vaisių, žuvies, tekstilės, moterų rūbų ir turistų. Tai visiems visko. Ir dar tų prieskonių. Tai eisim viską tyrinėsim. Tai tik įėjus, kaip ir sakiau, prasideda džiovinta žuvis, bet čia jau nemažai išparduota, kaip matau. Čia sistema paprasta, jie tiesiog ant žemės nutrenkia maišus, net kai kur nepakloja, va taip. Kai kur pakloja, kai kur ne, dzin. Vis tiek supakuota į plastiką. Ir kainos turbūt dėrybų klausimas. Va, einam, daržovių. Yes. Medaus netgi galima nusipirkti tą tokį jau su lizdo tą dalim, ką tik mačiau. Jo. Su koriu. Einam pažiūrėti. Kiek svogūnų, dar man. Svogūniukų va, salotikių. Oi, va. Va šitas medus va. Kai įdomiai. O tu kaip valgyti jį? Korys čia vadinasi. Medaus korys. Einam toliau žiūrėti. Čia prie arbūzų matau labai daug žmonių. Imsim arbūzų ir pabėgsim. Welcome. Thank you. Aš čia welcome sakiau, kur welcome, jisai tai savo šaly, ką aš čia sakiau. Žiūrėk, aš jau žinau, ką noriu pamatyti, paimti. Va tą dėžutę. Oh, yes. Žiūrėk, 1,4. Taip, iš karto žinai, ne jokių grįšim. Daug daugiau yra. Palapinėse.
Sveiki. Sakė, daug daugiau yra. Ok. Nedraugiškas kokias. A? Nedraugiškas kokias. Mes tiesiog pasiėmėm, nuėjom, o jis užsiėmęs. Vėl. Ragausim. Thank you. Thank you. This is the best. This one? Yes. Not in here. A, okay. Aš Thank you. paėmiau su ranka, nors reikia su šitą. O, Dieve. Įėjom į pastatą, nežinau. Toliau kas čia. tęsim maisto turgus čia. Maistas, ane? Čia jau žymiai ramiau, žiūrėk, labai mažai žmonių. A, Aš dievinu marktus, oh my god, man jie taip patinka, man taip įdomiai, ką jie pardavinėja, kiek jie visko pardavinėja. Viską pamatyti yra taip įdomiai. Va čia irgi visus tos datulis. Pasiėmėm vieną tokią vadėžutę. datulių raucai. Aš žinau, ką dar norėsiu tikrai paimti, tai jų halvos. Ar ne? Jo. Toliau nieko nenusiteikęs pirkt, bet halvos būtinai. Okay. Ir kvepia kaip, ojai. Visokių čia prekių jau, riešutukų. Kvepalai tikriausiai. Labai kvepia. Priėjom, čia kažkokio dalyko net neįsivaizduoju, kas čia Čia yra. man rodos jų halva. Čia datulių halva. Patrauk, duok man pasimti. Veržiasi, lupa. Oh my god. Nesupratau šito dalyko. Čia kaip guminukai. Labai keistas dalykas. Aš nežinau, ar man patiko ką tik. Čia gali tiek prisivalgyti, Kavinės. ateit nevalgys ir visko prisivalgyti gali belė kiek. Mes norim paragauti šitas laukos. Ačiū. Ar čia, kodėl jos visas atidengtas įdomu? Na? Jos atidengtas, man atrodo, ne? Wow, kokie gražus čia tie stendai. Kaip pardė. Močiutė nemoka valgyti. Va, Skanu? va, šitos, Mes makaronai. tokios noriu. O, kaip čia kvepia. Smilkom. Va, šita žiauriai skani. Čia riešutai. Imam? How much is one of this? 2 reals. $1. No, we just tasted this one. Is amazing. Depends what you like, but we love it. Aš dar noriu. Perčina, žemynas. This is amazing. Tai praėjom pro saldumynų skyrių. Aš turiu halvos, Giedrė turi tų bumbuliukų ir kavukės. O dabar einam į indų skyrių. Ta prasme, ne žmonių indų, o kur pardavinėja indus. Visur kaip kvepia. Ir kvepalus. Įsivaizduojat, vat visur tie smilkalai yra. Ir kvepalai, žiūrėk, visokie. Tu ir balta kaip jie. Aha, aš prie jų pritampu. Čia visiškas vazų rojus. Visiškas, kiek vazų. Jei jau vazos patinka, tai čia tikrai rasit savo patinkančią. Ir pakabukai visokie. Jau kalėdiniai netgi. Nu jau čia labai pritaikyti turistai. Kupranugariai. Čia cute. Wow, kaip atrodai tarp visų šitų zvambaliukų visų. Kaip čia gražu. Kokios grindys gražu, bet gražiausia tai viršui. Matei virš galvos? Jo. Kokios lempos čia, ne kaip pas mus Ikėjui. Vau, aš net nežinau, kur žiūrėti. Žiūrėk, čia tos kepurikės jų tradiciškos. Ne 1000, bet kažkiek bent. Nors nesugalvoju, kur sėdėti. Ne, taigi čia vyrų.
kulkų galit net nusipirkti. Nežinau, ar jos viduj su dinamitu, ar ne, bet bent jau kaip suvenyrą. Ir kas man nesveikai patinka, koks didelis skirtumas nuo Azijos. Azijoje einat į turgų, visi iš eilės viską siūlo. Čia einat į turgų, niekam nerūpi, kad tu ten ateini, dar ir duoda paragauti visokių chalvų, datulių ir tada jai patiko, gali nusipirkti, nepatiko, gali toliau nueiti ir nežiūrėsi tave kreivai. Toliau einu, visur einu, visur filmuoju, niekas nekalbina, niekas nieko nesiūlo, galiu pasidaryti video, galiu pasižiūrėti, kas mane domina ir niekas nieko nepasiūlys. Didelis skirtumas ir didelis atsipalaidavimas palyginus su Azijos turgum. Čia netyčia išėjo, man rodos, iš turgaus ir tokio didumo vėliava per visą sieną. Čia, kad kvapų kiek, kad degina. Čia yra kol kas kiečiausias turgus, kokiame esu buvęs. Be kalbų. Kokio grožio ir kokios ramybės palyginus. Visi gražiai, tvarkingai vaikšto, žiūri. Citrina? Džiovinta citrina. Kiek spalvų? Tie smilkalai taip stipriai degina, kad vos kvėpuota eina. Prieskoniai. Dar net nesumalti. Kai gražiai viskas sudėta, aš negaliu. Taip turėtų kiekvienas turgus atrodyti. Ir aišku, moterų rojus. Aš galėčiau čia visus skaras nupirkti. Paėmiau skarelę mamai ir savo pasiėmiau vieną kašmyrinį ir vieną kašmyrą su maišytą su vulu, kažkas tokio. Aš vis dar tik su chalvos maišeliu. Giedri 4 dalykus nusipirko, aš tik chalvos. Ir chalva ir ta bus panaudota Giedrės daugiau negu mano. Kašmyrinis šalikas 3,5, tu žinai, kiek už kašmyrą mes mokam Europai. Tas meksukas, kur aš matau, kašmyrinis 80 arba netgi 100 eurų. Aš šiaip nesu turgų gerbėjas, bet net aš sužavėta šituo turgumi. Šiek crazy, ant kiek viskas gerai padaryta, gražiai. Slimming tea. Aha. Geriausias slimming tea yra neėst. Neėst. Va čia taip vaisiai džiovinti atrodo. Viskas vėl cherry, vyšnios džiovintos. Oh my god. Džiovintos vyšnios, Giedrė. Eik tu. Aš nesu tokio dalyko valgęs. Aš noriu paragauti. Ką parduodate, panelė? Oi, visko ir gėlyčių, ir riešutukų, ir prieskoniukų. Norėčiau čia viską išpirkti. Aš irgi. Bet kuprinės turinį šitas plotis ribotas dėja. Aš mesiu lauk viską, kad tik lauktuvių parvežti visiems. Tiesiog šautuvą virkus nusipirko. Kodėl ne? Kodėl ne? Aš nesuprantu, kodėl ten tiek daug žmonių, prieš tai jau buvo labai daug. Ir vis dar daug. Tai čia ginklus pardavinėja, ar kaip? Dėl ginklų tie čia visi taip stovi. Vyksta derybos dėl ginklų. O, kaip atrodo. Va, tokį tau vakar padovanojo skarfą. Jo, žalia. Wow. Ar čia ginklai visokie? Tautelis rūbas. O čia tai visiška ramybė. Daiktai kažkokie neaiškus. Va, šitą parvežk lauktuvių bliūdą. Galėsi oro uoste, čia 2 virves įkabini ir kaip kuprinė. Kaip kuprinė. O ten jau uždaryta netgi.
Einam iš čia nieko nėra. Atvykome į datulių marktą. Tai čia visur paragauti, visur nusipirkti. Krapštuką jau žiūrėjau nuo savo. Aš sakau, jeigu esate alkani, ateikit ir pavalgysit čia visokių kavų, šitų kavos nemokamai pagerti. Tobulą. Pusryčiai jau sumokėti. Prasme, jau po pusryčiavai. Labai daug žmonių. Čia, man atrodo, daugiausia žmonių iš viso. Gal dėl to, kad mažai erdvės dar. Ką galiu pasakyti apie jų datulės? Tai ką mes valgom Europoje, tai yra šlamštų šlamstas palyginus su šitom. Jos tokios šviežios, sultingos, o pas mus Europoje nudžiūvusios. Va, pas mus Europoje tokias valgom, kur pridėta riešutų. Ir mes netgi Akmedui sakėm, va, mes šitas tipo perkam, tai jisai pradėjo žvengti iš mūsų. Sako, no, this is not good. Tipo, mes nevalgom datulių su nieko, tipo, su jokiais riešutais, su jokiais šokoladais, tipo, datulės valgo jie žalias. Vau, čia su pistačia? Taip. Dabar nesigaili, kad paėmė į tuos pirmus savo. Nesigailiu, bet šitas irgi labai skaniai atrodo. Toks pyragas datulių supakuotas. Visokio lauko datulės su riešutais. Short atsigerimo pertraukėlę. Nusipirkom datulių. Esu laiminga. Nu, man patinka nerealiai tas marketas, bet tuo pačiu ir vargina mane visi šitie marketai. Man jau žemyn energija eina, nežinau, gal Red Bullis suteiks sparnus, tai skraidysiu. Kad tik suteiktų gerk viską. Gerk, dar įpilsi. Ne, aš jau dabar padarau savo apžvalgą šito marketo negale. Nerealiausias marketas, kokiam esu buvęs, vienintelis, kuriuo iki šiol mėgaujuosi, nes nieks nieko nesiūlo, viskas nerealiai gražiai padaryta, su struktūra. Įskyrus ten struktūros nėra, kur Gaut pardavinėjo, ten kitas pasaulis. Bet pamatyti irgi būtina. Mes vis dar galvojame, ar nusipirkti tos tautinius rūbus ilgus. Nes mes dar į Katarą varysim ir į Kuveitą ir mes manom, gal būtų visai smagu pasiimti. Nes žiūrėk, kaip jie tvarkingai atrodo. O mes kaip bomžiukai. Vieną dalyką užsimeti ir tu gražiai tvarkingai atrodai. O dabar mes čia prisirengę tų dalykų ir atrodom kaip paskutiniai bomžai. Thank you. Ir va čia įėjimas. Thank you. Thank you. Wow. Įeini ir iškart vėliavukis. Kaip gražiai jie visi velkam, žinai, stovi prie vartų ir ten pardavėjas irgi velkam, where you from? Susidomėjęsis tokias. Wow. Aš norėjau nufilmuoti moteris ir po to pamiršau, kad čia moteris filmuoti yra labai nemandagu, netgi kartais įžeidu, tai todėl nefilmavau. Va, nebent jos iš tolo kaip vaikšto, visos su tradiciniais rūbais. Nei vienos vietinės nemačiau kol kas, kad būtų apsirengus netradiciniais rūbais. Įeinat į Nizva fortą ir yra Nizva Fort Cafe. Iš karto. Įėjo mes į tą fortą, kur biškutį vėsiau. Čia va tautiškai apsirengę berniukai. Kaip žiūrėjai tave. Aha. Kas čia? Neaišku. O, vandens galima pasemti. Bet surištas. Koks aidyt. Bet užrištą negalima. Kaip įdomiai. Išlendam į forto viršūnę. Buvo nemažai laiptukų lipti. O viršai taip va. Wow. Gražu. Visi turistai kampuose sulindi. Pavėsi. Ten ir ten, nes iš ten turbūt atsiveria vaizdas į patį miestą. Einam, kur mažiausia pradėsim. Jo, čia visur patrankos iškištos per tarpus, per langus. Tai čia buvo jau gynybos taškas tikriausiai. Soldier room, pažiūrėjom. Čia kareivių būstinė. Kodėl toks mažiukas? Vau, čia einu savo. Netraskyš. Sulaužiau. Lipam laiptais į viršų. Man biški per karštą miestuose, nes dabar jau kokie 27 laipsniai. Man miestuose nelaiko energiją. Miškuose kažkur ar
Parkuose viskas good, bet miestuose dušna. Nu, ir ką ten matom? O, kaip gražiai. Tos palmės, žiūrėk. Kiek daug palmių čia. Tai toks tas Nizva miestas. Labai gražiai. Nesitikėjau, kad čia tiek daug žilumos. Kitoj pusėje dar daugiau. Dabar gausime visus lipt. Čia jų yra 3. Atėjom iš kitos pusės pasižiūrėti. Irgi labai gražu, labai daug palmių. Pastatai. Visas miestas realiai tarp palmių tada pastatytas. Kui. Norėsim dar iš 3 punkto pažiūrėti. Nu vakar tikėjomės pamatyti iš tos pusės, tai markto dalis va, žmonės vaikšto. Čia visas marketas. Jo, visur kur ruda, visur marktas. Ir visur mes ten jau vaikščiom. Ryte va ten priekį parkingas buvo pilnas, ožkų ir panašiai. Suvežtų dabar jau tuščiai. Man įsie gražiau į palmės tas vaizdas ir matyti pastatus, ta prasme, gyvenamosius pastatus tarp palmių. Kaip faina, pasikeli ir palmė prie namų. Kokosą nusibukini, išgeri. Vis dėlto yra ir maldos kambariukas, bet jisai visiškai niekuo nesiskiria nuo to, kur buvo. Tiesiog toks pats kambariukas ir yra netgi langiukas tik tai. O, ten griuvėsiai. Pilies. O, įdomu, kas ten yra. Griuvėsiai? Ten per pilis. Labai graži vieta. Čia žiūrėkit, taip kankindavo žmonės tiesiog. Pakabindavo ir čia pildavo iš viršaus kažką. Ir čia grynai šitoj skiliai. Oh my god. Kokie cool. Ten žaidimas, jie nedainuoja, ten žaidimas jų tradicinis. Čia vėl exhibits room. Mes turime eiti į viršų. Žinas nieko nenori žinoti apie istoriją. Ant galo nebent. Tik nieko neskaitykim. Pirmą pamatai viską, tada žiūri istoriją. Jis jau pavargęs. Aš jau pavargęs. Jo. Radom savo vietą, tiksliau aš radau. Jeigu nori eik į marketą, man nerasi čia. Čia pajungtas full airko. Nusimėm, kaip visuomet, tapkės, palikom prieimo. Dabar čilinimas. Čia yra pats geriausias kambarys, gražiausias, vėsiausias, ramiausias, nes visi bijo eiti, nes pamatė, kad mes nusimėm tapkės, o jie nenori imtis. Aš iš šito kambario niekur daugiau neisiu, jeigu Giedrė eis eksplorint šitą pilį, mane jinai yra čia. Tu čia rimtai lieki čia? Čia yra nerealiai gerai. Ant tiek patogu, ant tiek vėsų. Okay. Aš pastebėjau vieną dalyką, kai keliauju, kad man patinka įeiti į pilis, fortus ir panašiai, bet aš labai greit prarandu susidomėjimą. Labai greit. Aš pamatau, 10 minučių viskas. Dead. It is what it is. Dėl to einam su manim. Esu gamtos vaikas, laukiu šiandien gamtos. Kaip įsigandau čia įėjus. Čia tiesiog figūra tokia. O čia yra dešaviai. Pažiūrėsim. Čia netgi aptverta. Toliau eiti negalime.
O čia, kiek suprantu, yra toksai čilinimo kampukas, kur galima prisėsti, kavytės atsigerti. Čia dar porą produktų, kuriuos galima nusipirkti. Labai įdomiai. Čia Nizvo forto Activity Garden. Čia maistą gamindavo, kiek girdėjau iš kitų. Ir matau, čia yra kėdučių sėdėti, hamakų, ant grindų galima čilinti. Čia žiūrėkit, kupranugaris ir šiek tiek gyvūnėlių, kurie yra uždaryti ir man nepatinka. Einam pažiūrėti, kas ten per gyvūnėlį. Irgi gauts, matau, uždarytų. Kiškių, zuikių, kupranugaris, va. Vargšas pririštas. Gaila. Man atrodo, čia kavinės. Jo, kavinukės ir dar vieną kitą parduotuvėlę. Viskas, paliekam šitą martą, apsilankėm, apsipirkom, pabuvom, pamatėm fortą, Žilvinas biškutį atsigavo, pailsėjo šaltam kambariuke. Jo, buvau vienas, bet tada turistų 20 užėjo ir pabėgom. Ir dabar mes jau judam į mašiną ir įsivesim sekantį mūsų dienos tašką ir vyksim ten. Susitinkam. Net nežino, kur vyksim, nuvešiu į mišką ir paliksiu. Ir aš jums labai trumpai noriu parodyti, kokiais keliais mes kirsim dabar vien į viršų, tik į viršų. Tai čia taip, o taip, tokiais zigzagais. Taip, va, matosi. Nežinau, jūs matot, bet mes matom. Grinai čia va kelias eina ir tada taip. Visą laiką į viršų. Ir čia be 4 varomų ratų nepraleis, nes policijos postas apačioj užregistruoja vardą, pavardę, iš kur esat. Ir jeigu ne 4 varomi, jūs apsuks ir išsiūs. Ir pasako, kad maksimalus greitis 35, lėtai važiuot, o atgal važiuojant netgi junkat ant mažos pavaros, tai for low. Taigi atvykom į savo hotelį užtarnautą, va mums pasiūlė, kadangi mes dideli youtuberiai, tai mums pasiūlė čia nemokamai atvykti ir pareklamuoti jų hotelį. Galim praleisti vieną naktį. Aha, norėtum. Meluojam. Toli gražu dar iki to, tai iš tikro važiuojant į tą kalną dar pasakiau Giedrei, kad galim sustoti vieną viewpointą. O tą viewpointą, kad pasiekt, jūs turit praeit pro šitą hotelį. Ir kaip suprantu, nemokamai viską praleis, dar pasakys, kur eiti. Vau. Kokio gerumo. Eik, savo koks gražus. Aš noriu gyventi čia, Žilvinai. A? Aš noriu čia gyventi. Tokia va buvo hotelio apžvalga, kurioje mes niekada negėgausim. Ne, šiaip įdomu būtų kainą sužinom. Anantara Boutique. Reikės patikrinti internete. Gal čia 20 eurų nakčiai. Jo. 5 žvaigždučių čia tikrai ne. Bet labai jau gražu, jau į viewpoint, viewpoint eiti. Kelias labai nuostabus. Taip. Toks užėjimas, o dar stiklinis. Einam. Kaip baisu. Bet ten prieki ne. Aš specialiai Kaip jums dabar fainai. nerodau. Einam iki galo ir kai pakelsiu kamerą, jūs tiesiog įsižiosit, koks čia vaizdelis. Bum. Wow. Toks vaizdas. Wow. Nieko nepasakysi, wow. Mes iš kažkur ten atvažiuojam. Ai, va iš ten atvažiuojam tą tarpukę, matot?
Netgi priartinu. Tai čia buvo princesė Diana. O my god, aš negaliu patikėti, kad aš stoviu ten, kur jinai stovėjo. Tai pala 1986, beveik prieš 39 metus lygiai, nes buvo šį mėnesį. O dabar čia princesė Giedrė. Princesė Giedrė. Ir Asilas Žilvinas. Princas. Aha, princas iš Tymų. Nu, vaizdelis tai 10 balų, ne? Aha. Bet Labai gražu. mes kilsim, kur dar bus geresni vaizdai. Toks trumpas sustojimas čia tiesiog buvo, nes buvo tik 3 km nusukt, tai kodėl ne? Aišku, nusukom. Aš tikrai nesigailiu, kad nusukom, nes čia vaizdelis tai... Man irgi labai patinka, čia dar žiūrėk, kėdės yra stalas, gali pasėdėti, pabūti, žinai. Kaip tipo, kaip hotelių šitas? Na, kaip hotelio gyventojai. Galime enjoyment, poor Pure enjoyment. enjoyment. Vykstame mes į kempingo vietą ir jau tokiais off-road keliais reikia važiuoti iki ten. Neblogai krato, žvyrkelis. Kartais labai statu. Ir labai didelės duobės. Bet Žilvinai patinka tokie keliai. Vaikti čia labai easy. Čia dėl to 4x4 reikia, nes jeigu sugalvosi čia važiuoti. Bet šitai karviai ramiai, biškį pakratis, bet manau atpirks visas tas kempingo vaizdas, visą šitą 5 paskutiniai kilometrai žvyrkelių, tai nėra daug. Ir pas donkį. O, seliukai nubėgo. Du tokie juodi, kokie gražūs. Ne. Asiliukai. Asiliuk. O, pabėgo. Gazina iš vis. Pamatė vieną asilą ir pabėgo 2 asiliukai. Čia jau įdomiau. Važiuojant link tikslo tiesiog bageris. Mums dabar patrauks akmenis nuo kelio, kad galėtume pravažiuoti. Lyg šluotų. Nu. Sutrypiai. Geras. Kaip su kokia ranka. O kuris dabar pats trauksis? Tik jisai gali visur čia važiuoti. Bet tai gali ir nukristi. O, žiūrėk kaip jisai. Kur tau nukris? Šakė. O, kaip bais. Geras. Pravažiavom. Easy. Bet tvarko, va visur kelius, čia prižiūri, žinai. Grįžit po metų. Išlygino. Asfaltuotą jaučiu. Geras. Taigi, seneliumbai, atvarėm į kempingą ir kažkoks gaidžių gaidys, va. Kažkoks stulpas ir viskas. Gaidžių gaidys. Dar garsas kažkoks. Juokauju. Einam, pasižiūrėsim. Dieve Marija. Švenčiausioji. Čia kas? Čia gražiausias kempingas, kokiam turbūt esam buvę per gyvenimą. Oh my god. Vau. Oh my god. O. Fuu. Net nežinau. Čia va tiesiog sėdėsiu ir gersiu arbatėlę. Hold your horses. Nei vieno triukšmuko nėra. Yra. Šitas biški. Užė. Tai planas dabar yra toks, kadangi Giedrė valgyt nori kaip dramblys, mes traukiam savo stalą, savo šitą įrangą gaminimo ir kėdes ir Čia pasidarom čia valgyt. Ir tada mes apeinam čia, va, einam ten, apeinam ten ir dar nuspręsim, kur mes kempingausim. Čia jau pirmas spotas yra nerealus, bet susirasim galbūt dar geresnį. Nes šitas va užė, ne? Šitas jo generatorius biški garsiai veikia. Generatorius? Aš noriu visiškos ramybės, kad nieko negirdėti. Man atrodo, ten būtų visai fainiai irgi. Jo, tik čia labai daug lūšių yra tai. Tai gali biški užpult naktį. Tos katės? Eik savo. Aš meluoju. Na, Norėjau pažiūrėti reakciją. kadangi aš visada Alkana nusipirkau savo sneksų. Čipsų.
Ne, šiaip meluoja, čia yra maži pakeliukai. Kaip išsipūtė! Jie nebuvo tokie pripūsti. A, Čia gal po 5 čipsus yra viduje vienam. O jis proksisi. taigi pirmas lauktuvės, kur parsivešim į Islandiją. Sėkmingai įpakuojam į maišelį, iš kurio negalėtum įsiimti ir atskristų į Islandiją. Sprendėm valgyti. Kvapu kepę. Atrodo kaip pyragas. Palauk, kol dar nepalėtė, reikia Instagramikui. O, kaip kvepia rieštais. Pistacija, halva ir datulė. Oh my god! Oh my god, kaip skanu. Viskas parsivešim šitą palik. Tau sakiau. Va. Jau kas, ką jie daro su datelėm, yra viskas labai skanu. Ir su pistacijom, ir su riešutais, ta prasme. Viskas ant tiek atrodo šviežia ir sultinga. Oh my god. Baisiai skanu. Čia mes esam tokiam aukštį ir turėtų būti žymiai šalčiau. Kai atvarėm ir buvo žymiai šalčiau, bet kai nors minimaliai pajudi, visiškai degi. Karšta. Karšta. Vėsiai karšta. Aš dar persivalgiau. Ir aš privalgiau. Privalgiau per daug lauktuvių. Va, kas čia per medys? Visus persisukęs. Bet kietas dar čia, oi. Pažiūrėk, kaip čia susisukė. Spiralė. Dar tokių medžių nebuvau matęs. Visas persisukęs. Atrodo kaip dykumoj. Nu, nors čia pusiau ir yra dykuma. Nu, kol kas čia truputį nusivylimas. Čia toks būtų kempingas. Ir vaizdas toks. Ten buvo geriau. Einam pirmą užlipsim į patį viršų. Tiesiog pažiūrėsim koks vaizdas. Su ten apačioj mes dar nusileisim. Dar matom kelią. Galbūt ten. Nes mes norim, kad 360 laipsnių būtų. Kad mes galėtume matyti ir saulėtekį, ir saulėlydį iš vienos pusės. Daug norim, bet gal pavyks. Net sunku šnekėti. Čia taip aukštai, kad vos paeini ir biškį dusuliukas ima. Kaip Peru. Arba čia persivalgymas ima. Čia abu reikalai veikia. Wow. Čia jau geras. Čia jau tikrai geras. Va čia būtų kieta, nes matosi šita pusė. Matosi šitas kalnas. Ir matosi tas lėnis. Wow. Bet čia kempingo nėra. Biški kinkos dreba. Blemba, tos tapkės taip slidžiai. Didi koja ir slysta kojas. Kas tau ten prakaituoja kojas? Žiauriai. Taigi merginos neprakaituoja. Šlapas. Gerai. Tai čia yra antras variantas, Čia kaip kieta. kur galima kempinti. Čia būtų pliusas, kad čia visiška ramybė. Ta prasme, nei garselių. Ir va čia va netgi gali kavukį atsisėdęs gert. Čia nepavojinga, čia yra dar. Va sėdi čia. Matai tokį vaizdą, tokį. Jeigu nori pasisukyti ten ir matai tokį vaizdą. Wow, čia gražu. Gražiau nei ten. Reikia varyti mašiną čia. Kažkas stato tuos akmenų.
Nu, užstovi. Užskaitom. Cute. Užskaitom, kad okei viskas. Jau kažką matei? Čia tai visur galima parkuotis, bet problema, kad Lema, čia irgi gražu. akmenys sustos vaizdą, bet gražu tai nerealiai. Kodėl pasistatai kuo arčiau čia, ane? Kempingas mūsų vis tiek aukščiau ir grinai iš palapinės žiūri čia. O sėdėt kavytę atsigerti rytoj ryte galim ir ateiti čia. Va ten. Stalą įsikuri terasą, nu. Kaip sunku išsirinkti, kai visur gražu. Kai jau nori maks 110%. Ne, atrodo sėsk ir kempingauk, bet ne. Tik vieną kartą esi Omane. Tokiuose kalnuose. Dar vienas spotas, netgi aptverta viskas. Su laužaviete. Bet ir šiukšlių nemažai. Todėl, kaip sakei? Jei. Mė. Grįžom prie mašiniuko. Dar čia va yra toks nerealus spotas su nudžiūvusiu meduku, kur fotkintis galima nerealiai atsisėdus ant jo net. Wow. Čia kažkur atsisėdat ir gauna tokį vaizdą. Dėrybų stalas. Nu, čia yra per garsiai. Tikrai. Tikrai? Aš tai nieko Ne. negirdžiu beveik. Nu, nelabai, nėra jau taip baisiai garsiai. Nu, labai vaizdas gražus, ane? Čia vaizdas tai pats nerealiausias iš visų kempingų, kur buvom, nes mes taip va gal prisiparkuotum, taip, šonu. Ir tada būtų palapinė į tą vaizdą ryte, o ryte tai turbūt čia tiesiog pro palapinę būtų vaizdas. Awesome. Nu, girdi? Man tai jis netrukdo Ne? per daug, ne? Arba kitas variantas, mes jau galvom, kad nueiti ir tiesiog atjungti tą generatorių. Pabus visi vakare be šito. Be elektros, Be interneto, man rodo. Nes čia interneto tas bokštas. Tiksliau telefono ryšio. Pabus be interneto vieną vakarą. Jei ką, nieko mes nerėtėm, nieko nežinom. Nu ir ką spėkit, kokioje mes dabar vietoje esame? Pirmas, antras ar trečias variantas? Antras. Persiparkavau. Į antrą vietą irgi labai gražu. Žirnas fiksuoja mašiną, kad nenusištinėm. Biškį akmenų. Baisu? Na gal. Nejudinsim naktį. Per daug, kad Pasikeli ten ir idėjai tiesiog. jau nebepasikeli. Gerai. Jo, čia tikrai labai fainiai. Šitą irgi tikrai gerai. Dėl to, nes čia yra mažas haikas. Ir aš tuo einu patikrinti, kur jisai nuves. Tik atsargiai. Tik atsargiai. Nieko nežinau. Aš ten rytoj ryte gersiu kavukę. Jūs man sakykit, ką norit. Čia yra pakankamai saugu. Todėl aš ir einu. Nu, čia biškiau nesaugiau. Giedriai reikia nerodyti šito. Babam! Tas kalnas. Dar užeiti už kampų galima. Tas kalnas. Tas kalnas. Ir aš čia. Kol aš čia trumpai išėjau, jinai jau kempingą ruošia. Užsivedus. Pareimas gal net sunkiau, nes reikia lipti į viršų. Bet čia. Easy. Taigi viskas, įsikūrėm. Kempingas viskas paruošta. Vyksta visiškos kempingo pramogos. Ką tik išsimaudiau. Dabar Giedrė nuėjo. Neatsimenu, kada jaučiausi toks švarus. Bet vienas juokingas dalykas, kadangi aš su tom tapkėm visada vaikštau, tai man įdegė netgi tais taškiukais.
Nežinau, ar matosi, bet taip juokingai atrodo, kai pats pasižiūriu. Ką, o dabar ką? Dėku. Tiesiog čilinsim, pasiplanuosim rytojus dieną, susidėliosim haiką ir viską. Nu ką, mes verdam šiandien kavikę ir grožėsimės. Grožėsimės šitu saulėlydžiu. Pajungsiu timelapsą, tai galėsit ir jūs pasigrožėti. O rytoj yra planas 2 haikai šitam Džebel Akhdar kanjone. Tai parodysime abu. Labanakt, grožėkitės saulėlydžiu kartu su mum, ane? Labas. Tikiu žymiai greičiau pamatysit.